Aš padarysiu video naujokams. Sukelsiu į albumus. Į albumą naujokams. Pagrindinius naujokų errorus, pagrindinės nesąmonės. Apie akvariumus. Kiek aš galėsiu. Aš tai darysiu ne tam, kad aš esu durnas altruistas ir dirbu nemokamai. Kad išmokyčiau visus. Ne. Aš dėsiu video tik tais tam, kad atsakyčiau į tuos pačius klausimus, kurie man yra užduodami. Kai žmogus klausia, kokiose sąlygose auga tas ar tas augalas, ar augs tas ar tas, man reikia paprasto augalo. Arba žmogus sako, kokią žuvis galiu leisti, su kuo gyvens, su kuo krevetės gyvens ir taip toliau. Tai aš pabandysiu atsakyti tik į tuos klausimus. Tam, kad neatsakinėti kiekvienam žinutį privačiai ir galėčiau pasakyti, nueik į albumą ir pasižiūrėk. Apie augalus, deguonį, vandenį, burbuliatorių ir taip toliau, ir taip toliau. Apie šakas, apie dar kažką. Tik tiek, kiek aš turiu. Negaliu jums atsakyti nieko apie ciklidinius, negaliu atsakyti nieko apie jūrą. Negaliu nieko atsakyti, nes aš jų neturiu. Ir nekalbėsiu. Galiu tik įvardinti bendrai. Bet galiu pasakyti apie šviesas, galiu pasakyti apie augalus, apie vandenis, apie gruntus, apie šakas, apie gyvūnus, apie kiekius, apie filtravimą. Ką galiu, tą pasakysiu. Tiek, kiek man išeis. Kas yra gerai keliant video ne į reelsus, o į albumus, kad gali dėti bet kokią ilgį video. Neriboja 1,5 minutės, kaip riboja reelsus. Bet jų matomumas yra labai mažas. Tik tų, kas nueina, ir iš viso, jeigu nori matyti, tu turi nueiti į albumą ir palaikinti patį albumą. Tada, kai kažkas bus įkelta į albumą, tu gausi pranešimą. Nes arba turi palaikinti puslapį, kad matytum, kas vyksta pačiam puslapį, kiekvieną postą. Bet jeigu tau yra aktuali tema, tai tu turi palaikinti albumą. O čia charizma samana. Tai va, aš postinsiu naujokams, mano supratimu bendrus, aš nesisiūlau į genijaus kažkokio tai, į akvariumo mokytojo, į taip toliau. Akvariumai yra labai plačiai. Bet bazė, kas yra akvariumas, kas nėra akvariumas, kokie yra akvariumai, kaip paruošti vandenį, kokius birzgalus pilti, ko nepilti, kada leisti žuvis, kaip sodinti augalus, kokį gruntą pasirinkti. Nu šitą, aš suprantu, galiu padaryti. Ne tam, kad jums atsakyčiau. Ne tam. Tam, kad man nereikėtų to paties atsakinėti kiekvienam, kuris klausia, ar turi augalą, ar turi krevečių, kur gali gyventi. Ir jam reikia iš naujo aiškinti, kad krevetės su ternecijom ir gaideliu negyvens, kad su skaliarais krevetės negyvens, tai ne tie gyvūnai.